Labadiena, mielas ir mėly konferencijos dalyviai. Dėkuoju konferencijos organizatoriams ir dėkuoju už galimybę būti su jumis ir pasidalinti savo mintimis. Aš manau, kad mano pranešimas nelabai tilps į tuos rėmus, tos gražius rėmus, kuriuos jūs nubrėžėte, nes aš kalbėsiu iš parlamento vidaus, kadangi nusprendžiau papasakoti apie tas nuotaikas, kurias pažinau per 12 metų. Taigi mano pranešimas vadinasi Moteris Lietuvos politikoje. Ilgai tikėjau, kad moterų dauguma politikoje gali pagerinti moterų padėtį valstybėje, paspartinti lyčių lygybės politikos kūrimą visose visuomenės srityse. Tačiau įsitikinau, kad ne vien moterų skaičius parlamente ir vykdomojoje valdžioje lemia politikos kokybę. Šalies politika visuomenės gerovės prasme kur kas labiau gali keisti išsilavinusios moteris, suvokusios lyčių istoriją, moterų judėjimo ir feminizmo istoriją, moterų solidarumą, lyčių darną, gerbiančios ir ginančios žmogaus teisės ir laisvės. O ne tos moteris, kurios kaip kareiviai ateina į politiką, aklai vykdyti partijos programų, primestas komandas ir paliepimus, kuriuos išsako vyriškoji partijų viršūnė. Politikoje reikalingos originaliai ir drąsiai mąstančios asmenybės, išsivadavusios iš mąstymo dogmų, prietarų, nacionalizmo, pripažįstančios europietiškumą ir kosmopolitizmą, nekelia klupščiaujančios prieš tautinį uždarumą ar provincialų religingumą. Politikoje egzistuoja akivaizdi takoskyra, kuria brėžia ne lyčių skirtumai, o žmonių išsilavinimas ar neišsilavinimas, altruizmas ar egoizmas, idealizmas ar pragmatizmas, nuoširdus ar apsimestinis religingumas, arba ateizmas ir religinis fundamentalizmas bei grupiniai interesai. Tačiau svarbiausi dalykai, kurie mano manimu turėtų būti būdingi politikams, moterims ir vyrams, yra gebėjimas savarankiškai ir kritiškai mąstyti bei nuolatinis savęs tobulinimas. Buvimas politikoje nereiškia individo visų svajonių išsipildymo ir naudojimosi valdžios privilegijomis. Tai tik individo naujo gyvenimo kelio etapas, kuriuo einant ryškėja individo profesinė branda ar nebrandumas, siauras ar panoraminis mąstymas, darbas kitų labui ar savo, narciziškai liaupsinant save politikoje. Kai politikoje susitelkia konservatyviai mąstantys vyrai ir moteris, kaip šiandien Lietuvos parlamente, jie sudaro mūro sieną, kuri blokuoja naujas idėjas ir pažangius įstatymus, užkerta kelią mokslo skvarbai politikoje, žmogaus teisų įgyvendinimui visuomenėje. Skirtingų lyčių individų konservatyvumas politikoje bloškia visuomenę atgal, stabdo visuomenės pažangą, verčia žmonės emigruoti iš šalies. Puikus pastarųjų dienų Lietuvos politikos konservatyvumo įrodymas yra Seimo narių daugumos mėginimas keisti Lietuvos Respublikos konstitucijos 38 straipsnį, siekianti konstituciją įkalti šeimos kaip santuokos apibrėžimą ir pagalbinio apvaisinimo įstatymo priėmimas, kuris tikrai nepagelbės nevaisingiams Lietuvos piliečiams, o tik žalos moters sveikatą ir tuščiai naudos valstybės pinigus, lėšas. Aptarę moterų kaip save suvokiančių asmenybių dalyvavimą politikoje, aptarkime ir moterų skaičiaus politikoje didinimo svarbą. Daugiau moterų politikoje reikia tam, kad moteris išsklaidytų vyrų daugumą valstybės valdyme, įstatymų priėmimo ir valstybės atstovavimo srityse. Kad būtų sugriauti vyriškosios lyties dominavimo ir moteriškosios lyties nevisavertiškumo mitai.
kad moterims daugiau nereikėtų visuomenėje įrodinėti, jog jos yra puikios profesionalės ir kompetentingos politikės, ko visai nereikalaujama iš vyrų. Kad moteris padėtų griauti lytiškumo, lyčių vaidmenų stereotipus, tradicinės šeimos kaip vienintelės tinkančios Lietuvai šeimos formos suvokimą ir remtų laisvą individo pasirinkimą ir konstitucinę teisę kurti privatų gyvenimą. Kad moteris kovotų prieš dogmatišką, tamsuolišką mąstymą ir pasisakytų už moterų lytinės ir reprodukcinės teisės, lytinį švietimą, moters kaip laisvai mąstančios, kūrybingos asmenybės formavimą, profesinio darbo ir šeimos gyvenimo derinimo galimybių valstybėje plėtrą. Manau, Lietuvoje jau peržengėme ribą, kai demokratėjančiai Lietuvai reikėjo įrodinėti svarbą ir nuopelnus moterų požiūrio ir moterų veiklos visuomenės istorijoje ir kultūroje. Kai moterų skaičiaus augimas politikoje ir moterų išėjimas iš uždaros šeimos erdvės ir jų raiška visuomeninėje sferoje buvo gyvybiškai esmingi formuojant lyčių lygybės ir lygių galimybių sampratas ir įstatymus. Šiandien Lietuvai reikia naujos kokybės politikių, išsilavinusių, energingų ir drąsių asmenybių, kurios mestų iššūkį vyriškajam šovinizmui ir jų dvasiniam nerangumui. Pasisakytų už lyčių lygybę visose visuomenės rytise ir prieš vyrų patyčias moterų atžvilgių, vyrų smurtą prieš moteris ir mergaitės, prekybą moterimis, o nesiektų įteisinti prostituciją ir kovotų su dar egzistuojančiomis daugelypėmis moterų diskriminacijos formomis. Šiandien Lietuvai reikia moterų politikių, kurios kaip asmenybės išdrįstų ir gebėtų vienytis viršpartinėje erdvėje tam, kad būtų išsaugomi demokratijos, humanizmo, teisingumo, solidarumo, žmogaus ir moterų teisių, lyčių lygybės, žmogiškojo orumo esmės ir principai. Lietuvos politikai tikrai nereikia tokių moteriškių, kurios savo fanatizmu ir ribotų mąstymu yra labiau agresyvios nei širšės, kurios darniai dūzgia tradiciškai mąstančių vyrų politikų chore, pamina lytinės ir reprodukcinės teisės, švietimą ir mokslą tam, kad dar vienai Seimo kadencijai galėtų patogiai įsisprausti į parlamentaro kėdę. Ačiū labai.